Marius iš autoparts24.lt komandos. Šiandieną jums norėčiau papasakoti apie tai, kaip taisyklingai pasirinkti pakaitinimo žvakes jūsų automobiliui, kadangi nenumaldomai artėja šaltasis metų periodas. Dizelinių variklių turėtojams tai ganėtinai aktuali tema. Šiandieną mes testuosime populiariausias Lietuvoje pakaitinimo žvakes. Tai bus premium klasės, tai bus vidutinė klasė ir bus visiškai pigi, liaudyje vadinama kinų rankų darbo žvakė. Kaip jos veikia, plačiau apie tai papasakosime ir parodysime jums video. Pirmas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį pasirenkant pakaitinimo žvakes, tai būtų jų laikas, per kiek jos įkaista iki savo darbinės temperatūros, kadangi esant šaltam varikliui jos šyla maždaug apie 12 sekundžių. Vidutiniškai tai per tas 12 sekundžių jos turėtų įkaisti gan stipriai. Tai mes turime čia pakaitinimo žvakes, kurių temperatūra kažkur yra apie 19 laipsnių. Tai pasižiūrėsime, per kiek laiko jos užkais. Taigi, kaip matome, pirmoji žvakė šyla greičiau. Tai yra premium klasės žvakė. Antra žvakė irgi nestipriai atsilieka, ji yra pigesnio gamintojo, truputį ispaniška, o trečioji yra kinų rankų darbo žvakė. Taigi, antras labai svarbus dalykas pasirenkant savo automobilyje pakaitinimo žvakes, tai yra kiek jos suvartoja srovės pirmojo paleidimo metu. Kuo jos suvartoja daugiau srovės, tuo labiau vargsta jūsų akumuliatorius, kuriam ir taip šaltuoju metų periodu nėra lengva. Taigi pasižiūrėsime, ką prie plus 17 suvartoja kokią srovę maždaug iki startinio to įkaitimo vidutinio premium klasės žvakė. Kaip matom, 12 amperų. Žiūrime, kiek elektros sunaudoja premium klasės pakaitinimo žvakė. Taigi, premium klasės pakaitinimo žvakė vartoja daugiau, bet kaista greičiau. Ir visiškai pigi pakaitinimo žvakė. Taipogi, kaip matome, startas buvo kažkur apie 12-13 amperų, kaip ir vidutinio premium gamintojo žvakės. Tai irgi nėra blogas rezultatas, bet jos pats kaitimas ir elektrodo darbinis paviršius pakankamai ilgai kaista ir sunkiai. Pats pagrindinis turbūt dalykas pasirenkant automobilyje pakaitinimo žvakes, tai yra jų ilgaamžiškumas. Šių gamintojų, kurių mes šiandien bandėm jums parodyti veikimus, kuo jos skiriasi viena nuo kitos ir kaip reiktų pasirinkti pakaitinimo žvakes į savo automobilį, buvo testuojamos ir naudojamos automobilyje Volkswagen Passat
su 1.9 varikliu. Su šitom žvakėm buvo pravažiuota kažkur apie 45 000 kilometrų. Tai buvo 2 žiemos pilnos ir va dabar, pavadinkim taip, ruduo. Ir kaip matote, jos tikrai dar pakankamai gerai ir puikiai atrodo. Tad reziumuojant ir trumpinant viską, tai šiaip aš į savo automobilį montuočiausi turbūt ne premium klasę, o vidutinę klasę, nes jos skaitimo laikas, pavadinkim taip, yra truputį ilgesnis nei premium klasės, bet jie vartoja mažiau elektros srovės prie tos pačios temperatūros. Ir kainos atžvilgis, kadangi kurą ir filtrus savo automobilėje keičiu laiku, tai jinai puikiai tarnaus, manau, kiekvienam automobiliui, nes lyginant kainų skirtumas, tai bendroji suma kažkur sudaro apie 20–30%. Taigi, jeigu reikės jums kažkokios pagalbos išsirenkant automobilyje dalis, nežinote, ką montuoti į savo mašiną, kaip pasirinkti, tai visą laiką galite užeiti pas mus į Facebooko puslapyje, galite skambinti telefonu, visą laiką mielai pakonsultuosime, padėsime išsirinkti jūsų automobiliui pačias geriausias ir jūsų poreikius atitinkančias detalės, nes, kaip rodo mūsų praktika, ne viskas yra geriausia, kas yra brangiausia, bet pigus daiktas irgi nebus labai geras. Taigi, šiam kartui tiek, iki kitų susimatymų.